Labą dieną. Kaip visada sveikinuosi, labą dieną mergaitės. Tai pradėsiu nuo tokios trumpos įžangos. Jeigu jūs jau esate čia, tai ši tema jums bent jau įdomi, jeigu neskausminga. Nes daugelis, kurios klausosi manęs, dažniausiai jau turi nemažą antsvorį arba netgi yra nutukusios. Kodėl jūs manęs klausote? Jeigu jums tai neaktualu, tai galite jau ir dabar mane išjungti. O jeigu kažkas rekomendavo ar kažkaip sužinojot iš kitų, gal jūs esate kažkurioje iš mūsų grupių ar profilyje, tai vat, jeigu nepatingėsite, tai pasiklausykite manęs, galbūt kažką gero išgirsite ir šiandien ir apie lieknėjimą, ir apie galimybės ir taip toliau. Žodžiu, įžanga baigta, dabar aš jums noriu užduoti kelis klausimus ir tos, kurios atsakysit bent kelis į juos teigiamai, tai pasistengėt mane išklausyti iki pabaigos. Ar jums tikrai pabodo vis nauji ir vis efektyvesni lieknėjimo būdai? Ar jūs norite ramiai gyventi, nesijaudindamas, kad svoris grįž? Ką tik sulieknėjau, laikiausi dietos ir bijau, kad svoris grįž. Ar jūs norite išmokti pakeisti savo įpročius, kurie jūs atvedė į tą nutukusi arba apkūnų kūną? Ar jūs norite gerinti savo savijautą, gal net ir sveikatą? Dar vienas klausimas, ar jūs norite iš tiesų pamilti save ir savo gyvenimo būdą? Apie meilę savo yra tiek jau prikalbėta, kad atrodo, tuo ir lygintuvas kalbės apie tai, bet tai nereiškia, kad mes mylime save. Ar jūs baiminatės, kad kitokia, patrauklė, sveikesnė, pagaliau gražesnė jums nepavyks tapti? Nes jau viską išbandėt, jau praktiškai viskas išbandyta. Daugelis netgi išbandė ir medikamentus, aš kalbu ne apie medicinius, bet aš kalbu visokius tokius, aš nereklamuosiu jų ir pavadinimų nekartosiu. O gal jūs norėtumėte susidraugauti su savo emociniu valgymu, kas yra labai dažnas momentas lieknėjančiųjų tarpe. O pagaliau dar vienas klausimas, ar jūs nenorėtumėte pažiūrėję į veidrodį pasakyti, į save veidrodyje pasakyti, wow, kaip aš gerai atrodau. Tai jeigu jūs atsakėte kelis, bent jau mano klausimus teigiamai, tai kaip ir visas mano darbas, visa mano veikla jums turėtų būti įdomi. Jeigu jūs manot, kad visos norėtų to, ką aš išvardinau, tai aš turiu jūs nuvilti, tai nėra taip jau. Gal ir norėtų, aš nesakau, kad nenorėtų. Daugelis norėtų, patyliukais pasvajoja apie liekną kūną, apie gražias kūno formas, apie galimybės ir taip toliau, bet imti ir ką nors dėl to daryti, patikėkite, nori ne visus. Juk daugelis, kurios turi antsvorį, išbandė daug. Papildus, jau kaip ir minėjau, stebuklingus kokteilius, ką tik tai norite. Bet tie pasikeitimai tokie būna gana trumpalaikiai. Toliau dar vienas variantas, aišku, kad dėti pastangų dėl savo kūno, ne? Yra kitas variantas, daug paprastesnis, tai yra nueiti pas chirurgą, gydytojas už jūs padarys viską ir jums nereikės stengtis. Tik bėda vėlgi ta, aš vis jums pakomentuosiu ir bėdas. Bėda tik ta, kad dažniausiai po visokių skrandžio mažinimų, žiedų uždėjimų ir taip toliau operacijų, kurį laiką jūs pasimėgaustumėt gražiu savo kūnu lieknesniu, o paskui svoris grįžta. Jeigu jūs manot, kad taip nebūna, aš jūs galiu nuvilti, iš tikrųjų tai būna ir labai dažnai. Patikėkit, grupėse mes turim ne vieną ir net 3, kurios yra su žiedais, kurios yra su skrandžio apėjimu padarytų. Aš tai primityviai sakau, kaip visada, aš viską dėstau labai paprastai. Pakartosiu savo seną sakinį, jeigu jūs norite akademinę kalbą paklausyti, tai jūs galite pasiskaityti, pasiklausyti medžiagos, tikrai interneto platybėse yra be galo daug. Ir mes sugalvom daugybę savo pasiteisinimų, kodėl mes to dar nedarome. Ir vienas iš jų, tai toks dažniausias, aš neturiu valios, ne? Dabar kam reikalinga valia mūsų programai, jos visiškai nereikia, aš pasakysiu, kodėl vienintelės valios prireiks jums dažnai valgyti. Ir žinot, ką aš jums pasakysiu, aš nelabai suprantu tas merginas, kurios sako, aš neturiu laiko pavalgyti 3 kartus ir dar 2 kartus perkąsti.
ar tikrai tam neturite laiko? Ar tikrai vietoj pusę valandos žiūrėti žinias, jūs nerastumėt laiko pasiklausyti transiuko vizualizacijos pratimo, jeigu jūs save mylėtumėt, jeigu jums tikrai rūpėtų sveikata. Toliau dar vienas toks pasiteisinimas būna mano tokie genai. Tikrai ne vienam jau interviu sakiau ir dar kartą pasakysiu, keistai tai būna. Išteka stora moteris už liekno vyro ir vyras sustorėja. Tai aš juokiuosi, kad matyti jos genai perropoja pas jį ir jis todėl nutunka. Iš tikrųjų, tai vėlgi mes priėjom prie tos pačios temos įpročiai. Na ir aišku, žinot, dar vienas toks momentas yra, kada rašom mums asmeniškai, kiek programa kainuoja, ir kada pasakom, 4,5 mėnesio kainuoja 399 eurus. Gana dažnai aš išgirstu tokį komentarą, oi kaip brangu. Tai žinot, šiandien tą dieną, matyt, ruduo veikia už lango, toks niūrokas oras. Kažkaip kilo mintis paskaičiuoti, kiek į dieną jums kainuotų ta programa, jeigu jūs ją įsigytumėte. Tai žinot, vos pati nenugriuvau nuo kėdės, kai paskaičiavau, kad į dieną tai kainuotų apie 3,5 euro. 3,40, 3,50 eurų. Per tiek susitikimų, reiškia per tokią trukmę, kiek jūs maždaug į dieną prarastumėte. Žinot, kaip aš pasakysiu, tai tikriausiai vienas kavos puodelis kavinukiai, maždaug, ne? Ar jūs tikrai neitumėt su draugė kavintis, žinodama, kad 3,5 euro kainuoja kava ir bus pigiau užgersiu namuose? Tikrai jūs neitumėt ir tikrai jūs prie kavos nepasimtumėt dar ko nors, užmirždamas, kad kainuos nebe 3,5, o 5 ar 7 eurus. Tai vat, nuo šiandien aš savo leisiu sakyti, kad mano programa, mūsų programa tikrai nėra brangi. Ir aš manau, kad jau pigiau jos ir nebus. Kam reikia lieknėti ir kas nori, tikrai ras 3,5 eurų į dieną. Nugvelbti nuo savo kažkokių išlaidų galų gale. Ir aš jau nekalbu, kad maitinantis pagal mūsų planus, sakykime, pagal mūsų rekomendacijas, jūs sutaupysite ant maisto. Aš apie tai jau net ir nekalbu iš esmės. Bet sunku patikėti, ne? Laikausi kažkokios mitybos ir dar susitaupau pinigų. Bet iš esmės juk pagrindinis mūsų maisto paketas kainą sudaro visi tie dalykai, kuriuos aš vadinu lepinuosi. Ne? Juk dažniausiai du pyragėliai ir kava kainuoja tiek, kiek kilogramas mėsos, ne? Tai vat, kada pradedi nepirkti tų visų, kaip aš mėgdavau, eklerus, ne? Kada nustoji pirkti tokius dalykus, tu pamatai, kad iš tikrųjų tie 3,5 eurų, aš pakartoju dar kartą kaip papūga, kad tikrai galima investuoti naudingiau, protingiau. Dabar dar grįšiu prie vieno punkto, kada sako, žmonės neturiu laiko, nes ten mes programai turim tokius dalykus kaip vizualizacinius pratimus, kuriuos jūs turite paraklausyti. Kaip aš sakau, kad jūs manęs neužmirštumėte, aš jums įlipu į ausis per ausinukų pagalbą ir jūs manęs klausotės. Tai va, kad kai žmogus man sako, aš neturiu laiko pasiklausyti jūsų, aš tiek užsiėmus, aš labai dažnai patyliukais paklausiu kitą klausimą, ką girdėjot naujo žiniose, ką gero pasakė. Ir žmogus man pila informaciją. Ta sakė, tas tam tą pasakė, tas tam tą, tas ant to įsirėkė. Tai reiškia, tam tokiam, kaip pasakyti, bereikalingam, kas mūsų kūnui absoliučiai neįtakoja, tik gadina dar šiek tiek nuotaiką, mes laiko randame. Bet jeigu jau reikia atsisėsti 22-23 minutės pasiklausyti kažko savo naudai, aš niekaip nerasiu laiko. Dabar ten buvo klausimas, ar rasit laiko aplamai lieknėjimui. Tai čia yra toks labai paprastas atsakymas. Mums reikia 3 kartus valgyti. Bet kuris gydytojas, bet kuris dietologas jums pasakys, bent jau 3 maitinimai turi būti per dieną. Teisingai? Aš kadangi nei gydytoja, nei dietologė kol kas, taip įstojau dabar mokytis, bet manau, kad tuoj turėsiu ir šitą popierių. Aš esu tos nuomonės, kad geriau
geriau, atsiprašau, kažkas bandė skambintis. Žodžiu, geriau tuo atveju galbūt ne žinias klausytis, o pasiklausyti ir plus dar 2 kartus perkasti. Girdžiu labai dažnai, oi, aš taip dirbu, aš neturiu laiko pavalgyti, aš neturiu laiko, man reikia galvoti, ką pasiruošti valgyti ir taip toliau ir taip toliau. Žinot, tokiais atvejais man labai dažnai kyla tokia, gana dažnai iš tikrųjų, man kyla tokia mintis, moteris, daugelis iš jūsų vairuojančius. Kaip be būtų skauda, kaip be būtų keista, mes mašinas, savo automobilius prižiūrim geriau negu save. Žiūrėkit, automobiliui reikalinga keisti tepalus, jūs keičiate. Automobiliui reikia keisti padangas, kaip mes sakom, pakeisti batus. Keičiate. Ten kažkas neveikia, jūs darote. Jūs nepilate bet kokio kuro, pilate tik tą, kuris tam automobiliui tinka. Bet į save mes galim sumesti bet ką. Neturiu laiko pasidaryti valgyti, pavyzdžiui, salotų su mėsa, ne? Tai aš galiu suvalgyti bet ką, prabėgdama bet kur su padažu, su absoliučiai bet ką, nors aš žinau, sakykime, daugelis tų apkūnių moterų ir nutukusių turi tą polinkį į diabetą, antro tipo diabetą. Tai reiškia, aš į save galiu sudėti belę ką, arba dar kartais girdžiu tokį pasakymą, kad, tai vaikai nedabaigė valgyti, tai aš suvalgiau. Tai kas jūs? Tai kodėl taip? Jūs savo atsakykit, kodėl? Gaila pinigų, darykit mažiau vaikui valgyti. Jeigu jūs žinot, kad jums ta košė, kažkokia bulvinė arba dar kažkoks patiekalas, jūs artina prie ligų. Juk diabetas tai yra liga ta, kuriuos mes dažnai nejaučiam. Aš su diabetu gyvenu 26 metai. Patikėkit, pradžioje jis buvo gana agresyvus. Ir kada man buvo pasirinkimas arba insulinas, arba svorio reguliavimas, metimas liaudyje vadinamas, aš labai aiškiai žinojau, kad aš insulino nenoriu. Ir aš tiesiog pradėjau ieškoti galimybių, kur, kaip, kokiais būdais sulieknėti. Ir kada po pirmų 5 savaičių aš pravažiavau, aišku, mano antsvoris buvo didžiulis, aš svėriau tuo metu 128. Tikriausiai jau visur yra ta informacija ir kad dabar esu numetus pusę savo svorio, tai irgi tikriausiai nepaslaptis. Ir nepaslaptis tai, kad jis netauga. Kaip daugelis sako, oi, tai ką, sulieknėsiu, paskui kaip tada, tai aš visą gyvenimą nebegalėsiu valgyti saldžiai, tai ką man daryti, tai kaip čia taip gyventi ir taip toliau. Ir įdomioji dalis, kad jūs galėsite, bet tam tikrą laiką tą etapą, kada yra intensyvus lieknėjimo etapas, jūs tiesiog ribosit kai kuriuos produktus, bet tai nereiškia, kad jūs negalėsit valgyti, bet tai nereiškia, kad jums reikės skaičiuoti kalorijas, bet tai nereiškia, kad jums reikės pirkti kažkokius stebuklingus papildus. Man kartais atrodo, žinot, man kaip pasako, kad aš dėl laiko stokos, aš geriu kokteilį ryte, nes man taip greičiau, nes jie labai ten daug visko turi, man duoda daug energijos ir taip toliau. Palaukite, ar tikrai jūs manat, kad sintetiniai kokteiliai yra, kaip čia jums pasakyti, yra naudingesni negu normalus, natūralus maistas? Ar tikrai mūsų organizmai, jeigu taip pažiūrėjus iš istorijos, ar tikrai mūsų organizmai yra pritaikyti sintetiniam visokiem papildam ir taip toliau? Ar tikrai mes norim to bet ko, kad tik nereikėtų pagalvoti, ką mes valgom? Iš kitos pusės aš jums pasakysiu dar vieną punktą. Mes nemylim savęs. Jūs pasakysite, aš myliu save. Taip, jūs prausėtės, jūs pasidažot, nusipaišot veido bruožus, jūs susišukuojat, taip, bet tai yra dėl kitų žmonių. Ar jūs suprantat? Juk jeigu jūs galėtumėte išeiti, aš nesakau, kad visos, bet kai kurios, juk jeigu galėtumėte išeiti su tuo savo naminiu drabužėliu iki parduotuvės, jūs taip ir eitumėte, bet dėl aplinkinių jūs to nedarot. Ne dėl savęs. Jūs mylit aplinkinius, bet ne save. Jūs supraskit paprastą dalyką. Aš neįsiu riebaluotais plaukais ar ne kažkur į susitikimą. Ir ne dėl to, kad aš taip nenoriu, o dėl to, kad taip nepriimta. Tai yra normos, tam tikros normos, dėl ko mes darom. Kodėl jūs tas normas užmirštate tada, kada jūs kišate į save kažkokius, taip, gal aš ir per grubiai sakau, bet kišate į save bet ką. Pasakė, nuo šito kokteilio lieknėje perkam. Jūs neįsivaizduojat, kiek mes turim merginų, kurios praėję
Herbalife'us, Zenzinus, Amvėjus ir taip toliau. Jūs net neįsivaizduojat, kiek mes turim. Kada jos pačios pasidomi, iš ko tai padaryta, pakraupsta pačios, kiek ten yra cukraus, kofeino ir taip toliau. Ar tikrai tai yra sveika? Taip, tai yra greita. Bet jeigu aš galvoju apie tai, kad man gali grėsti diabetas, man kraujospūdis aukštas, cholesterolis aukštas, ar aš tikrai neturiu tiek laiko, kad savo pasigaminti salotų susipjausit, pagaliau išsitraukti agurką, aš tuo nepatikėsiu. Vėlgi, tas lengvesnio gyvenimo siekimas čia ir dabar tarsi priverčia gyvenimą praeit pro šoną, tarsi mes to, ką mes norėtume iš tikrųjų savo duoti. Aš norėčiau pažiūrėti veidrodį ir pasakyti, bral, kaip man gerai pavyko, kaip aš gerai atrodau. Ir ne dėl to, kad čia puikuotis kažkokiu. Pagaliau, aš sakau kartais tokį sakinį susitikimuose, kad pagaliau numetu 64 kg, man neprireikia plastinių operacijų, man neprireikia dar kažkokių intervencijų ir nesu aš labiau susiraukšlėjus negu mano bendraamžės. Niekas neįvyko. Organizmas mano nesubliūro. Reiškia, iš esmės yra būdų, kaip tai sutvarkyti. Daugelis sako, oi, paskui ten nutys viskas, ištys. Norėčiau pamatyti tas ištysusias, kurios gauna metodiką, kaip save pamasažuoti 5 minutės į dieną ir tikrai ištys. Tai kodėl man neištyso, kodėl neištyso šitokiam kiekiui žmonių? Todėl, kad klausė, darė, pabandė. Taip, labai dažnai girdžiu tokį pasakymą, jeigu tai būtų taip paprasta, tai čia visos būtų lieknos. O aš tada klausiu, o kiek jūs kartu išbandėte tą paprastą? Jūs net nebandėt, jūs tiesiog iš karto užklijavote etiketę, tai yra per paprasta, tai yra neįdomu, tai yra neįmanoma. Dažniausiai dar sako, neįmanoma, čia, ne, jeigu valgysi ir neskaičiuosi kalorijų ir dar nebėgiosi, tai čia nieko nebus. Ar jūs išbandėt? Aš tai išbandžiau, aš patyriau ir ne tik per save. Jūs supraskite, kiekviena moteris, kuri atėjo į mūsų programą, jinai atėjo su savo gyvenimo būdu, su emocinio valgymu, su streso didėjusiu lygiu. Ir tiesiog visą tai su savais įpročiais pagaliau, Ir tai tiesiog užaugina papildomus kilogramus. Aš suprantu, kad labai sunku sujungti. Aš stresuoju ir mano svoris auga. Juk nedaugelis galbūt, bet kai kurios pasakys, aš kai, pavyzdžiui, ten įsiskyriau su vyru, aš kaip tik sulieknėjau. O kas paskui? Iš kitos pusės priklauso nuo to, koks hormonas įsiskyrė streso. Jeigu tai įsiskyrė adrenalinas, taip jūs lieknėsi. Bet jeigu tai yra pastovus stresas, tai yra visiškai kitas hormonas, kurį reikia susitvarkyti, kad jis tiesiog mūsų netukintų. Aš nesakau, kad šiais laikais galima gyventi, žinot, kaip šventieji, be jokio stresiuko, čia viskas labai gražu. Čia, žinote, tik tai teoriškai galima pasakyti, kad planuokit laiką, susirašykit, ką užsirašėt, padarykit. Tai viskas teoriškai labai fainai skamba. O praktiškai. Per paskutinius naujus metus kelios iš jūsų prisižadėjo lieknėti. Ir kelios iš jūsų sulieknėjo. Per paskutinius naujus metus savo parašėt pažadas sveikiau maitintis. Kiek jūs pakeitėt savo mitybą? Vienas savarankiškai. Kiek jums taip, aš nesakau visos. Aš sakau, kai kurios tiesiog taip ir lieka pažadai, kaip aš kažkada labai seniai Londone grupiai vienoje sakiau, jūs pasiimk, jeigu turėtumėt 5 tom nutukusio, paskutinių 5 metų savo naujametinius palinkėjimus, pasižadėjimus, pasiryžimus, jūs pamatytumėt, kad jie nesikeičia. Jie nesikeičia, jie kartojasi tie patys. Tai palaukit, jeigu aš metus nesugebėjau 2, 3, tai gal aš turiu pripažinti, kad aš gal kažko nežinau. Bet juk lengviau pasakyti, ne, aš viską žinau, bet man nepavyksta. Suprantat, tada jau kaip ir galvoju, tam pavyko, man nepavyksta, reiškia su manim kažkas negerai. O jūs nepamastėt, kad tiesiog tam, kuriai pavyko, jinai darė dienon tam tikrus žingsnelius link to. Medikai sako, kad reikia į mėnesį numesti 2 kilogramus. Aš sakau, kad galima iki 5. Sveikai. Įsivaizduokit,
Paimkim, kad ir tuos pačius 2 kilogramus į mėnesį. 2 kilogramus. Neinat į programą, jums gaila 3,5 euro, jūs viską žinot, prisiskait. Gerai, jūs po 2 kilogramus į mėnesį sulieknėdama, metų gale jūs turėsit minus 24. Jeigu jūsų svoris 100 plus, jūs jau turėsit apie normalį svorį, mažesnė rizika ligom. Mano tikslas nėra jūsų gąsdinti ligom. Aš absoliučiai tuo nemanipuliuoju, todėl kad aš žinau, kad ligas gydo gydytojai. Bet kas jums draudžia padėti tiems daktarams? Jeigu pasakė, kad prieš diabetinę būseną, atsparumas insulinui ir taip toliau, tai kodėl nepaimti ir nepadaryti ko nors dėl savęs brangiausios? Bet ne, laukim stebuklo. Gal dar išras vieną, kaip vienas sakė, prieš 3 dienas sakė, oi dabar atsirado tokie papildai, sakė, per 3 mėnesius svoris nukris. Klausiu, kiek laiko geriat? Mėnesį. Kiek nukrito? Nei kiek. Bet sakė, per 3 nukris. Nes labai paranku, aš išgeriau piliulę ir aš išėjau į darbą. Aš darbę užsiėmus, aš neturiu laiko. O jūs nenorit savo užduoti klausimą, ką jūs veikia darbe? Aš žinau, kad tai nuskambės dabar žiauriai kvailai. Dirbu, ar ne? Netinka man toks atsakymas. Jūs savo padarykit sąžinės reviziją ir pažiūrėkit, ką jūs veikia darbe. Ar jūs iš tikrųjų atliekate visą dieną, visas 8 valandas, tas svarbes jums darbui reikalingas užduotis. Aišku, yra ir tokių, viskas tvarkoja. Bet juk yra ir tas laikas, kada naujienų paskaitimas, kokiu nors vairaus plauko freelancerių produkcijos pasiklausimas, kas su kuo susipiešė, kas ką pasakė, kas su kuo skiriasi. Ar tikrai iki jūsų laimiai tai yra aktualu? Užduokit savo klausimą. O tos, kurios iš tikrųjų labai norėtų dabar su manim ginčytis, tai žinot, aš jums pasakysiu tokį dalyką. Pabandykite tokį pratimą. Aš žinau, kad jis nelengvas, bet kadangi aš esu praktikė, o teoretikė, man netinka tie tokie pasakymai. Taip, jūs susiplanuokit, užsibrėžkite ribas, nekreipkite dėmesio. Neįmanoma, mergaitės. Jūs esat gyvos. Jūs esat normalūs žmonės, kurie reaguoja į tam tikrus dalykus. Lygiai taip, kaip jeigu šiandien snigs lauke, aš neisiu su maudymuku lauką, aš tiesiog sureaguosiu, aš apsirengsiu tinkamai. Jeigu aš išėjau netinkamai apsirengus, neverta kaltinti oro. Reikia atsisėsti ir pagalvoti, brali, iš to aš turiu pamoką, reiškia sekantį kartą aš apsirengsiu kitaip. Tai yra pamokos, tai yra mūsų gyvenimo patirtis, o ne tai, kad reikia daryti taip. Kas nežino, kaip pavyzdžiui, netidėlioti darbų. Pasiskaitykit bet kur. Įsiveskit atidėliojimas, prokrastinacija. Ir jums pasakys, oi, va šitą daryti, šitą, susirašyti, iš ryto daryti. O atsikeli iš ryto ir tu tiesiog nedarai. Ir kas tada? Aš praėjau per šitą. Ir žinot, kas man gelbėjo? Kada man pasakė, pirmiausia reikia atvirkščiai daryti. Tau reikia padaryti tai, ką reikia, bet tu labai nenori. Reiškia, pirmiausia padaryk tai, vėlgi jums patarimas, pirmiausia padaryk tai, kas tau teikia malonumų, o tada griebiesi nebegalvodamas, kaip bus sunku, daryti tai, ką reikia. Tai yra praktika, tai nėra teorija, mergaitės. Mes tunkam ne nuo kalorijų, mes tunkam ne nuo maisto kiekio, ne nuo to, kad mes sportuojam ar nesportuojam. Mus didelę dalim tukina hormonai. Aišku, aš nekalbu, išsiderinę hormonai. Aišku, aš nekalbu apie tas, kuriuom ten, sakykime, jau skydliaukė, ten yra bėdos ir taip toliau, tada jau yra kiti dalykai truputėlį. Tai yra medikų kompetencijoje, jie tegul gydo, tvarko ir taip toliau. Bet jeigu jūs nueisite pas gydytoją su padidintų cholesterolio kiekį kraujyje, ką jums pasakys? Nevalgyti riebiai, nedaryti šito, nedaryti ano. Ir va, jums išrašom vaistus. Ir kiek iš jūsų nedarys šito, nedarys ano, ką liepia gydytojas, o tiesiog gers vaistus. Paskui keikiam statinai, labai pavojinga. Tada aš paprastai klausiu, kas yra geriau? Ar išgerti statiną ir pasižiūrėti maistą, ar pavyzdžiui turėti insultą? Ir vėl aš grįžau prie ligų, bet aš nenoriu apie tai daug kalbėti, nes iš tikrųjų tai nėra labai paprasta. Dabar aš jums pasakysiu, pradėjau, jau truputėlį nušokau, atsiprašau nuo temos, tai noriu pasakyti, jūs darykit 3 dienas iš eilės, dieną, 3 dienas, kas valandą, užsisukite šventuvą, priminimą, nežinau, kaip jūs ten mokat su technikom, aš tai matot, nelabai draugauju su technikom. Ir kas valandą parašykite savo ant popieriuko, ką jūs darot.
Ką jūs veikit? Man netinka žodis aš dabar dirbu. Tai nedirbu. Ar aš dabar skaitau žinias, naujienas, ar aš dabar su draugė tą minutę kalbu telefonu, ar aš pletkinu apie kolegas, ką aš tuo metu darau. Jūs pačios pakraupsit, kai jūs pamatysit, ką jūs veikit. Vakarais jūs neturit laiko niekam, taip pat kas valandą užsirašykit. Ne tada rašykit, kada dabar einu lyginti. Tai dabar lyginu. Ne, kas valandą. Jeigu tuo metu lygina, tvarkoju, lyginu. Bet lyginimas nesitęsia 3 valandas. Reiškia, dar kažką darau. Žiūriu televizorių, reiškia, žiūriu televizorių. Tvarkausi namus, reiškia, tvarkausi namus. Nugriuvus ant sofos gailiuosi savęs, kaip šiandien pavargau ir koks sunkus gyvenimas. Reiškia, gailiuosi savęs. Jūs tą savo analizę, kada padarysite reviziją jūsų galvose, jūs pamatysite, kad jūs to laiko turit va tiek. Va tiek. Tikriausiai nepaslaptis, aš dabar turiu ligoniuką ir iš tikrųjų, ir vis tiek aš dar turiu laiko. Ir vis tiek aš dar turiu laiko. Nes tai yra gyvenimas. Suprantat? Tai va. Dar vienas toks punktelis yra, kas yra būdinga tom, kurios nori sulieknėti. Vietoj to, žinot, yra tokia sparnuota frazė, ką galvojate, to ir esate. Ne? Dabar pabandykim kitaip pažiūrėti tą reikalą. Jeigu aš noriu sulieknėti, tai apie ką aš turiu galvoti? Iš tikrųjų, šlamint tinklapius, knygas, receptų, kokį maistą pasigaminti, ar aš turiu galvoti, kai aš sulieknėsiu 10 kilogramų, kokius drabužius aš nešiosiu. Aš labai dažnai grupėse sakau, užmirškit receptus. Kai ateis laikas gimtadienio, vardadienio, krikštynų, tada ir susirasit receptą. Dabar jūs pradėkit koncentruotis ir jausti, ką darysite, kai jūs sulieknėsite bent 10 kilogramų, kai jums visi drabužiai bus dideli. Jeigu jūs manim netikit, jūs pasižiūrėkit moterų nuotraukų, pasiklausykit, ką aš šneka kitos. Kada aš pati atsimenu vieną tokį momentą, kada kai sulieknėjai ir drabužiai didelė, atrodo, tu labai gerai atrodai. Ir aš aš ir dabar ją turiu. Turiu draugę tokią Vilmą ir mes einam gatve ir jinai taip žiūrime, nes sako, žinai, ar tau netrodo, kad tau reikia naujų džinsų, nes atrodo, kaip prisidirbusi kelnes. Man atrodė, čia taip matosi, kaip aš sulieknėjau, kelnes didelės, o iš šono žmogui atrodo. Žinot, netgi draugų tokių, kurie tau pasakytų iš tikrųjų taip, kaip yra labai sunku rasti. Juk iš praktikos, aš jums pasakysiu, yra moteris sulieknėjus 30 kg, darbo kolektyvas niekas nepastebėjo. Dabar viena yra lieknėja, kuri, reiškia, visos bendradarbės lieknos, ne? Ir jai skalbė smegenis, kaip tu šitaip, jeigu tu šitiek valgysi, tu būsi dar storesnė. Palaukit, tai apie ką mes šnekam? Reiškia, kažkam yra patogu, kad jūs būtumėt stora, o aš graži šalia. Ne? Čia tokie pamastymai, žinot. Aš labai ilgai visada labai noriu trumpai pakalbėti, bet man ne visada išeina, bet dažniausiai neišeina. Tai vat ir šį kartą aš tiesiog jums pasakysiu taip, jeigu jūs domina, jeigu jūs norit vieną paskutinį kartą susitvarkyti su savo įpročiais, su emociniais valgymais, su laiko neturėjimu, su netikėjimu. Įdomioji dalis, kad aš programai niekada neprašau tikėti. Aš visada sakau, netikėkit nei vienu mano žodžiu, jūs darykit. O tada man pasakykit, padariau 2 mėnesius, priaugau svorio, viską dariau, ką liepėt, atiduokit pinigus. 100% dar su kompensacija. Jeigu tikrai jums nesuveikia. Taip man ir neteko tokių sutikti. Tai vat ką aš noriu pasakyti. Jeigu sudomino, kas čia, su kuo čia valgoma, kaip čia tas vyksta, tai jūs visada turite nemokamo skambučio galimybę, žinot, iš to žaidimo pagalbos skambutis draugui. Ne? Paskambinkit, pasikalbėkit, yra telefonai, yra mailai, yra messengeriai, mūsų rasti tikrai nėra sudėtinga, mes nesam kažkur pasislėpę ir taip toliau. Paskambinkite, pasiklauskit, jeigu jums tai aktualu, jums teks kažką daryti. Tik laiko klausimas. Ar jūs dabar darysite, ar jūs tai darysite po metų, ar tada, kada gydytojai pasakys, kad jau viskas riba.
Tokie atvejai kaip užsitęsusias diabetas ir išoperuotos kojos, operuoti pirštai ir taip toliau, aš jau nebekalbėsiu, tikriausiai tos, kurios bent jau kažkiek susidūrė su diabetu, manau, žino, kokia tai klastinga liga, tai nėra tas liga, nuo kurios skauda, nuo kurios tu negali judėti, tai yra ta liga, kuri veikia kepenis, inkstus, tai yra per mažuosius kapiliarus, užkiša kapiliarus ir tiesiog tam tikros organizmo dalys negauna maitinimo, vat ir viskas. O tos, kurios paskambinsit arba susigundysit, arba tai vis tiek jums teks dažnai valgyti. Jums teks kas savaitę su mumis bendrauti. Rasti laiko 20-25 minutės kasdien pasiklausyti mano pasakų. Ir ką aš jums pasakysiu, žinot ką? Tos, kurios tikrai labai manot, kad tai yra brangu, paskaičiuokit, ar tikrai ta kava tokia brangi, tokia pigi palyginus su programa, ar tikrai ta programa tokia brangi palyginus su kava. Tai va, žodžiu, apie 4,5 mėnesio mes draugaujam ir žinot, ką daryti ir kaip daryti daug, mes ten visokių tokių keistų dalykų turim programai. Bet žodžiu, aš noriu pasakyti tom, kuriom įdomu, tom, kuriom galbūt jau net ir skauda, kad negaliu panešti savo kūno, tiesiog susisiekit, parašykit man. Jie kartais būna, parašo, kiek programa kainuoja, pasakau, kiek, tada tai kiek svorio galima sulieknėti. Ir aš prašau, pavyzdžiui, per Messengerį aš rašau, paskambykit man, nemokamas skambutis draugui, pagalbos skambutis draugui. Aš jums papasakosiu detaliau, nes viską prašyti yra pakankamai sudėtinga, plus aš nerašytoja. Aš kalbėtoju. Tai va, tai žinot ką, žmonės kartais paskui ateina į grupę, bet tuo metu neskambina. Žinot kodėl? Viena moteris sako, galvoju, paskambinsiu, tai tikrai kalbės mane nusipirkti programą. Nekalbu aš jums pirkti programų. Aš pasakysiu ir kodėl. Todėl, kad jeigu jums to nereikia, tai aš galiu jūs įkalbėti, aš galiu už jūs sumokėti, aš galiu jums duoti nemokamą programą, jūs rezultato neturėsit. Aš esu išbandžius prieš 3 gerus metus nemokamas grupės, kada žmonėms iš tikrųjų daviau informaciją, nemokamai absoliučiai būdavo susitikinėjimai vakarais ir ką jūs manot, jos lieknėjo? Pirmus 3-4 kilogramus, o paskui, nes neišmoksta pakeisti. Neįmanoma, kodėl programa ilga, todėl mes negalim pakeisti įpročių per vieną savaitę, per vieną mėnesį. Kodėl visi planai, programos, kodėl veikia vieną mėnesį? Todėl, kad paskui mes nušokom, o mes neišmokom kitaip. Ir vėl mes grįžtame tą patį. Ir dar vienas pratimas atsisveikinimui. Pabandykit 5 vakarus. Tos, kurios dirba ištisai darbuose, ta prasme grįžtat namo, 5 vakarus namuose nedaryti to, ką darot įprastai. Jeigu skaitot knygą vakarą, reiškia neskaitykit. Jeigu žiūri televizorių, reiškia nežiūrėkit. Jeigu įprastai vakarais ten tvarkotės reiškia 5 vakarus nesitvarkykit, kitų laikų susitvarkykit. Jūs pamatysit, kaip įpročiai jūs, kaip aš sakau, guldys ant menčių, nes jūs tiesiog, aš atsimenu savo patirtį, kada tu tiesiog pareini ir tu supranti, kad tu nežinai, ką daryti, nes viskas yra rutina. Tiesiog parėjau, padariau, bet darydama šeimai valgyt, pati užvalgiau, paskui su šeima pavalgiau, paskui indus išplovau, paskui dar kasniuką, tada televizorius, tada biškį užgriaužiau to, biškį ano, biškį kito, biškį trečio ir viskas. Ir tada prausiuosi, rengiuosi, einu miegoti ir taip toliau. Dar knygą paskaitau, dar kažką panaršau internete, kokį plėtkelį paskaitau, kad galėčiau darbe pasakyti, ojojoj, ką aš skaičiau, matėt, šitą pasakė ant savo vyro, tas vyras pasakė ant kaimyno, seimūnas ant seimūno ir taip toliau. Viskas, rutina. Pakeiskit vakarinę rutiną, pabandykit 5 vakarus. Ir jeigu jūs parašysit atsiliepimą, kad jums labai labai gerai sekėsi pakeisti, kad jūs nepasigedot rutinos, aš jums asmeniškai padėkosiu viešai, nes aš žinau, kad taip nebus. O jeigu jums taip nebus, tai reiškia, jūs žinosit, kad reikia pasakyti ačiū, Rit, tu kažką ten pribūrei. Tai vat, tai yra gyvenimas. Mergaitės, aš esu praktikė, aš nesu teoretikė. Ir man netinka tokie patarimai, kai sako, oi tu mažiau valgyk, oi tu tą, ana. Ne tai reikalinga mums lieknėjant. Jeigu po 30-40 kg žmonės numeta, reiškia įmanoma. Mes netgi tą tokį šūkelį pasidarėm, pavyko mums, pavyks ir jums.
Bet jūs net nebandot, kai kurios tai tiesiog nebandot. Aš nesakau, kad visos, kurios turi antsvarį, turi lieknėti. Jau čia mane kažkada viena ponia užsipuolė, tai jūs ką manot, kad jau jeigu stambesnis žmogus, tai jis nelaimingas. Aš nemanau. Aš kreipiuosi į tas, kurios jau mano, kad lieknėti laikas. Kada jau gydytojai sako, kad jūsų antsvaris, kad jūsų kūno masės indeksas, kad jūsų tas, kad jūsų anas, kad jūsų spaudimai. Aš apie tas kalbu. Tos, kurios puikiai jaučiasi, kaip viena yra moteris pasakius, aš myliu kiekvieną savo riebaliuką, sverdama 130. Man labai norėsiu paklausti, o kaip jūs save mylėsit, kiekvieną tą riebaliuką, kai jums pasakys, kad insulinas, kai jums pasakys tas, anas, kad sveikata sugadinta. Kaip tada jūs save mylėsit? Tikrai mylėsit? Valiu, aš už. Tai va, tuo ir baigsiu, mergaitės. Atrodo iššūkis sudėtingas lieknėti, bet iš tikrųjų tai nėra taip sudėtinga, kaip jums atrodo. Va. Ir dar noriu pasakyti, kad tos, kurios iš tikrųjų norėtų ką nors sužinoti, nebijokit, aš jums nepardavinėsiu. Jeigu kažkur paprašys susiregistruoti, registruokitės, naujienlaiškių nesiunčia. Neturim laiko, dirbam su žmonėm. Nebent jau, čia buvo stovykla tas suorganizuota, tai tada prasiuntėm tom savom, kad mergaitės, jeigu norit, prisijunkit. Ir apturėjom, bent jau aš, tai apturėjau tobulą laiką su lieknėjančiu. Tai va, ir nustokit savo žadėti. Nuo pirmadienio, tai jau tikrai, dar šiandien pavalgysiu. O jau nuo pirmadienio, tai žiūrėsiu maistą. Pirmadienis ateina, iš ryto žiūri maistą, vakare prisikemšu. Ta nata aš ir baigsiu mano ilgą monologą. Tos, kurios nori. Trumpai pasakysiu, nauja grupė lapkričio 8 startuoja ir dar yra vietų. Tom, kuriom nereikia, tos, kurios žavisi savim tokiom, aš tikrai labai džiaugiuosi, nes aš nesugebėjau. Taip, aš save buvau užliūliavus, aš tokia, ką padarysi, taip yra. Bet, kad aš tuo džiaugčiausi, patikėkit, kai reikėdavo apsirengti kažkur eiti į kažkokią progą, tu žmogum blaškaisi, nes neturi ką apsirengti. Kiekviena moteris nori apsirengti gražiau. Ja? Tai va, tai dabar aš mergaitės su jumis atsisveikinu. Tos, kurios išklausėt iki galo, be galo ačiū. Jeigu padėsit nykščiuką, būsiu dėkinga. Jeigu nepadėsit nei aukštyn, nei žemyn nykščiuką, ką? Reiškia, priklausėt šiaip. Iki sekančių malonių susitikimų. Laiks nuo laiko įdėsiu vėl po video. Iki malonaus.